Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats Dievas man davė iš kalbų liežuvį, kad gebėčiau žodžius stiprinti nuvargusius, kas rytą jis žadina mano ausį, kad klausyčiausi tarsi mokinys. Viešpats Dievas atvėrė mano ausis, aš nemaištavau, atgal nesitraukiau, atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą, nuo užgauliojimų ir spjūvų neslėpiau veido. Viešpats Dievas man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau savo veidą, kietą kaip titnagas. Žinau, kad nebūsiu sugėdintas. Tai Dievo žodis. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tyčiojas iš manęs visi, kas mane mato, ir vaipydamiesi kraipo galvas. Viešpačiu pasikliovė, tegul jis ir gelbsti, te išvaduoja, jeigu juo taip gėris. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Šunys apgula mane iš visų pusių, piktadarių gaujos mane apspinta. Jie žeidžia man rankas ir kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano drabužius tarpusavy dalijęs, ir dėl mano apdaro meta jie burtus. Bet tu, Viešpatie, nuo manęs nesitolink, mano stiprybė, skubėk man padėti. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tada aš garsinsiu broliams ir seserims tavo vardą, šlovinsiu tave jų susirinkimuos. Jūs pagarbiai Viešpaties bijantieji teikit jam šlovę, visi Jokūbo palikuonys duokit jam garbę, visi Izraelio sūnus prieš jį drebėkit. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų: Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Matą. Anuo metu vienas iš 12 vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums? Tie pasiūlė 30 sidabrinių ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Pirmąją neraugintos duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis atsakė: eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: mokytojas sako, mano metas jau atėjo, pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarų Jėzus su 12 mokinių susirinko prie stalo, pradėjus valgyti jis tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė kits kito klausinėti: nejaugi aš viešpatie? Jis atsakė: mane išduos dažantis kartu su manimi duoną dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė: nejaugi aš, rabė? Jis atsakė: tu tai sakai. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas sandoros, kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Tada Jėzus jiems kalbėjo: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite.
nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avių kaimenė išsisklaidys, o kai prisikelsiu, aš nueisiu pirmą jūsų į Galilėją. Petras atsiliepė, jei net visi tavimi pasipiktintų, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Jėzus jam tarė, iš tiesų sakau, tau šią naktį dar gaidžiui neparagydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras tvirtino, jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, vis tiek tavęs neišsiginsiu. Taip kalbėjo ir visi mokiniai. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį vadinamą Getsemane ir tarė mokiniams, pasidėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs parpuolė kniūpščias ir meldėsi, mano tėve, jeigu įmanoma, te praeina, te aplenkia mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui, negalėjote ne 1 valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo 2 kartą ir meldėsi, mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs jis vėl rado juos snaudžiančius, jų akys buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos vėl nuėjo ir 3 kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė, jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas, kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat. Dar jam kalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš 12, o su juo didelis būrys ginkluotas kalavijais ir vėzdais, atsiųstas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo išdavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir to jau priėjęs prie Jėzaus tarė, sveikas, rabė, ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė, bičiuli, ko atėjai? Tuomet jie pripuolė, nutvėrė jį ir suėmė. Ir štai vienas iš Jėzaus palydovų ištiesė ranką, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu pasipriešinti, paprašyti savo tėvą ir jis bemat atsiųstų man per 12 legionų angelų, bet kaipgi išsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti. Ta valandą Jėzus tarė būriui, tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Aš kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, kad išsipildytų pranašų raštai. Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų ir įėję į kiemą atsisėdo su tarnais pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti. Tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo prie kindų ir tarė,
Šitas yra sakęs, aš galiu sugriauti Dievo šventyklą ir per 3 dienas ją vėl atstatyti. Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai šituos kaltinimus, bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas jam tarė, prisaikdinu tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar tu Mesijas Dievo sūnus? Jėzus atsakė, tu tai sakai. Bet ir aš jums sakau, nuo šiol jūs matysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko, jis piktžodžiauja, kam dar mums liudytojai? Štai girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums regis? Jie atsakė, vertas mirties. Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzų į veidą ir daužyti kumščiais, kiti mušė jį per veidą ir tyčiojosi. Pranašauk mums, Mesijau, kas tave užgavo? Tuo metu Petras sėdėjo kieme, viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė, ir tu buvai su Jėzumi Galilėjiečiu. Bet jis išsigynė visų akivaizdoje, aš nežinau, ką tu sakai. Einantį vartų link jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams, šitas buvo su Jėzumi Nazarėnu. Jis ir vėl išsigynė, prisiekdamas, aš nepažįstu to žmogaus. Po valandėlės prisiartino ten stovėjusieji ir sakė Petrui, tikrai tu vienas iš jų, nes ir tavo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė prisikėnėti ir dievagotis, aš nepažįstu to žmogaus. Ir to jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius. Dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Rytui išaušus visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai nusprendė, kad Jėzus turi būti nužudytas. Surišę nuvedė ir atidavė jį valdytojui Pilotui. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas gailesčio pagautas, nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių ir tarė, nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Tie atsakė, kas mums darbo, tu žinokis. Nusviedė šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo, jų negalima dėti šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują. Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko Puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinama kraujo dirva. Taip išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai ir paėmė 30 sidabrinių įkainotojo kainą, už kurią buvo jį sudėrėję iš Izraelio vaikų ir atidavė juos už Puodžiaus dirvą. Taip man viešpats buvo paskyręs. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas įklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė, ar negirdi, kai baisiai tave kaltina, bet jis neatsakė nei vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jis norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabas. Taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė, katrą norite, kad jums paleisčiau? Barabą ar Jėzų vadinamą Mesiju? Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo.
Sėdinčiam teismo krasėje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą: nieko nedaryk šiam teisėjam, šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė: katrą norite, kad jums paleisčiau? Jie šaukė: Barabą. Pilotas paklausė: kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju? Jie visi rėkė: ant kryžiaus jį. Jis klausė: o kągi piktai yra padaręs? Bet jie dar garsiau šaukė: ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimė, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, numazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo, jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė: jo kraujas ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į gulos būstinę ir sulinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudoną skraiste, nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspaudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: sveika žydų karaliau. Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioję iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vardu Simonas. Ta privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Golgota, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė parašytą jo kaltinimą: šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: šetau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai, rašto aiškintojai ir seniūnai, kalbėdami: kitus gelbėdavo, pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengė dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad tai išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: aš Dievo sūnus. Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti jį plėšikai. Jonai, atsisėsk. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa, o apie 9 valandą Jėzus garsiai šaukė: Eli, Eli, lama sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusiųjų išgirdę sakė, jog jis šaukėsi Elijo. Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo: liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus dar kartą sušukęs skardžiu balsu atidavė dvasią. Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau,
nuo viršaus iki apačios ir žemė sudrebėjo ir uolos ėmė skeldyti, atsivėrė kapų rūsiai ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventyklą, į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų pamatė žemės drebėjimą ir visą, kas dėjusi, labai išsigando ir sakė: tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakarui atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarę drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kurį buvo įsikaldinęs uoloje. Paskui jis užritino didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Kitą dieną po prisirengimo dienos susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: valdove, mes atsimenėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebegyvendamas yra pasakęs: po 3 dienų aš prisikelsiu. Įsakyk tad saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų žmonėms, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė: štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėjo, paženklino antspaudų akmenį ir pastatė sargybą. Galite atsisėsti. Šiandien biški viskas kitaip. Atsiprašau, aš šventoriuje užmiršau jums paskaityti Evangeliją, kaip ten Evangelija liudija tą Jėzaus įžengimą. Juk nepaskaičiau, ne? Ar man jau visai nepaskaičiau, Jons nepriminė. Va, reikia man jau pagalbos angelų iš šono, kad primintų čia dar tą. Va, na, bet ta istorija tokia, vat aš trumpai perpasakojau jums, o visi taip džiaugsmingai įėjom į bažnyčią, visi tokie laimingi ir naujokai, ir veteranai, visi, kaip sakant. Ko gero, nelabai daug ką galvojam tokiais atvejais. Visi eina ir mes einam, visi mojuoja ir mes mojuojam, iš inercijos. Ir staiga čia viskas pradeda tarsi byrėti, tarsi keičiasi. Kunigas nei atgailos akto, nei čia ką bučiuoja, nei čia ką daro. Evangeliją keistai skaito, tokia ilgai panašiai. Ir staiga iš džiaugsmo mes pereinam prie kančios, prie mirties. Ir nesinori šiandien daug pamokslauti, nes prasideda kančios savaitė. Čia paminėti dalykai, paminėta Matui svarbu, kaip žydui tas ryšys, žydų tradicijos švenčiant Pesachą, kurį mes vadinam Velykomis.
valgyti Pesacho vakarienę, kurią dabar žydai vadina cedaru, nes per istoriją išsivystė tam tikra tvarka, tam tikros tradicijos, kai kurios jau buvo Jėzaus laikais, kaip 4 taurės arba macai, tie neraugintos duonos paplotėliai, kurių vieną iš jų laužė Jėzus ir davė mokiniams kaip savo kūną, vėlgi nustebindamas mokinius, kad jis sulaužė tą cedaro tvarką ir ką jis čia dabar daro, ką reiškia tie jo žodžiai, kiek jie tada suprato, ką reiškia ta taurė, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas ir liepia gerti, liepia valgyti. Tai mums primena žydų Pesachą, ką ir šventė Jėzus su mokiniais, tik tada dar buvo šventikla ir valgė avinėlį, kai buvo įsakyta viešpaties Egipte, išeinant iš vergijos, išvakarėse prieš Dievui pereinant Egiptą su angelo žudiku, kuris žudė visus pirmgimius, tik namus tų, kurie buvo paaukoję avinėlį, jo krauju paženklinę namų staktas ir suvalgę to avinėlio kūną. Liko gyvi, jų pirmgimiai tų namų nepažeidė, nepalietė mirties angelas, žudikas. Ir tai yra pranašiškas ženklas, kad geriau mes suprastumėm, ką Jėzus daro kaip naujasis Mozė, aukodamas save kaip naujos Paschos, naujo Pesacho, naujo perėjimo vadovas, kunigas ir kartu aukos avinėlis save paaukodamas Dievui. Tiesa, vyriausiasis kunigas tų metų išpildė savo, kaip sakant, uždavinį, sakydamas, geriau vienas tegu miršta už visą tautą, negu visa tauta pražūva, taigi jis mirė už žydų tautą, tas kunigas paaukojo Jėzų kaip auka už tautą. Ir jie sako, teisme jo kraujas ant mūsų, vėlgi, mums atrodo kaip prakeikimas, bet mes irgi esame jo krauju nuplauti. Daug dalykų susipina šiame pasakojime, šitoje istorijoje. Kiekvienas žodis vertas apmąstymo. Daug galima būtų narpliot, nagrinėti. Bet aš norėčiau atkreipti šiandien jūsų dėmesį į vieną Jėzaus klausimą, kuris dažnai kartojasi istorijoje. Adomai, kur tu? Elijau, ką čia veiki? O Jėzus Judo klausė, bičiuli, ko atėjai? Vėlgi žadina sąmonę. Ir gal mus pasieks irgi šiandien tas klausimas, bičiuli, ko atėjai? Ko šiandien į verbas važiavai į Pakūtą? Pažiūrėti, kas naujo Pakūtoje. Kažkodėl įdomus fenomenas, niekaip nesulaukiu atsakymo, kodėl per verbas Lietuvoje bažnyčiose daugiau žmonių, ko gero, negu per Velykas. Labai daug žmonių ateina. Ir ar dar tie žmonės ateis per Velykas, klausimas? Ne. Atsižymėjau vieną kartą metuose per verbas. Taigi, ko mes ateinam į bažnyčią? Ko mes ateinam į bažnyčią?
Galvojat, čia klausimas tik tais naujokams? Aš dabar į veteranus pažiūrėsiu, bet šlovintojus. O ko jūs čia šiandien atėjot? Vilė, ko tu atėjai? Gabrielė, ko tu atėjai? Tomai, Laima, ko jūs čia šiandien atėjot? O jeigu šiandien būtų giedojęs Laurynas, ar jūs būtumėt atvažiavę? Juk nereikia giedoti, o kam važiuoti pakūtą. Galima kažką paprasčiau, atlikti pareigą kažkur. Ne? O kur mūsų šokėjos? Ai, nereikia šiandien šokti, tai ir į pakūtą nereikia važiuoti. Taigi klausimas, ko mes tada važiuojame į mišes, į pakūtą? Jeigu nereikia prie mikrofono stovėti, tai nebūtina ir važiuoti. Prisimenu atvejį, kai prieš daug metų mūsų šlovintojai susibarė tarpusavį kelioniai, ginčydamiesi, kas teisesni, pasipylė kaltinimai, tu šioks, tu toks, tu anoks, ir aš visus paleidau. Kaip dabar? Staiga dingo visi šlovintojai, liko viena Violeta. Ir tai buvo išvyka giedoti per sekmines į Vilnių. Ir va po to, kaip sakant, paleidimo, aš sakiau, okei, mums reikia persiorientuoti, biškėl permastyti, ką mes čia darom. Aš visada kviečiu jūs į bažnyčią ir giedokit su žmonėm, tarp žmonių, bet ne prie mikrofono. Ir didžioji dalis jų daugiau nebeatvažiavo. Mikrofono negavo, tai ir į pakūtą važiuoti nereikia. Tada klausimas, kodėl, ko, bičiuli, čia atėjai? Jėzus klausia, kiekvieno iš mūsų, kiekvieną kartą gal reikėtų prisiminti, ko aš ateinu, ko aš einu į mišes. Pareigą atlikti, lažą, apsidraust, kad į pragarą nepakliūčiau, kaip močiutė gazdino. Neduok Dieve, sekmadienį nenueisi į bažnyčią ir važiuodams dviračiu užsimuši, numuš tave mašiną, mirsi, tiesiai į pragarą pakliūsi, jeigu į sekmadienį bažnyčią nenueisi. Juk tokia motyvacija buvo. Tai mes net ne Dievo bijojom, bet pragaro baimė buvo siejama mūsų širdise. O kiek mes ateiname iš meilės Jėzui, meilės Tėvui, kad mylėdami, džiaugdamiesi, dėkotume Dievui už gyvenimo dovaną, už kurią Jėzus užmokėjo tokią brangią kainą. Girdėjom liudijimą jo kančios, į kurią be abejo nepajėgus dabar įsigilinti. Išdavimas, draugų, apleidimas. Jie nenorėjo, negalėjo jo matyti silpno. Jiems buvo gera, kai Jėzus buvo galingas, populiarus, o dabar jis pasimetęs, sukrėstas kaip žmogus, kuris laukia mirties bausmės, žinodamas, kas jo laukia, derisi su tėvu, gal ta taurė galėtų kančios praeiti negerta, bet tebūnie Tėve tavo valia, ir draugai nepalaiko jo. Ir pagaliau visi jį paliko, pabėgo. Kai būnu kai būnu su piligrimais Getsemanės sode, Jeruzalėj, tai vis meldžiamės, kad Jėzau, tavo vienišumo žaizda šitame darželyje, šitame sode, kaip čia alyvmedžių
Daržas ar sodas, kaip čia dabar pasakyti? Daržas, ko gero, alyvmedžių, ne? Sodas. Ar alyva vaisius, ar daržovė. Ant medžių tai vaismedis tikriausiai. Su kauliuku alyvą spaudžia ir ant salotų pila. Ir dar į lempas šventykloje pila. Tokia įdomi paralelė. Taigi Jėzus krauju prakaituoja, sielvartauja dėl būsimos kančios, dėl žmonijos nedėkingumo galbūt, dėl žydų tautos, kuri net pažįsta jo. Bet ji turi jį paaukoti. Tautos aukštieji kunigai, žydų tautos aukštieji kunigai turi jį pasmerkti mirti, kad išsipildytų, kas parašyta. Mums sunku suprasti tuos dalykus. Ta misija žydų tautos. Kartais man dvejinasi ir drįsiu pasakyti, kad Kristus yra taip susirišęs su žydų tauta, kad jie iki šiol yra atpirkimo gyvulys žmonijoje, sakyčiau, kurį kas netingi nori paaukoti, nori nužudyti, pralieti kraują, sudėdami ant jų visus kaltinimus dėl visų negerumų, dėl visų blogybių, kuo tik begali apkaltinti juos. Jie turi būti tuo atpirkimu, kaltininku, kuris turi mirti. Judo išdavystė ir Judo savotiška atgaila, jis nesitikėjo, kad Jėzus pasiduos galbūt. Jis matė, kaip daug kartų jį bandė nužudyti. Kažkas sako, Judas buvo įtikėjęs, kad jis Mesijas ir jis galingas. Bet o kaip paskui su Jėzumi toliau? Jis buvo pasiruošęs pasitraukti nuo Jėzus, tik pasitraukdamas biškutį dar pasipelnys. Kažką galbūt buvo sutaupęs nuo bendros kasos, jeigu jis buvo ekonomas Jėzaus draugijos, apaštalų draugijos, jo mokinių. Ir štai jis pamatęs, kad Jėzus pakliuvo, kad jis nesipriešina, jis gailisi ko? Ar gailisi Jėzaus, ar kad susimovė, ar viskas kartu? Ir ar tas jo gailestis ir jo pasikorimas jau yra ženklas pasmerkimo? O gal būsim nustebinti, kad Judas giedos šlovinimo chore pačiu aktyviausiu, kaip sakant, būdu, nes jo pasigailėjo. Kas žino, kas gali paneigti tokią galimybę, ne? Mums lengva įsisukti. Bet Petras 3 kartus Jėzaus įsižadėjo. Čia Maikis draskysi, mes su tavim numirsim, čia jis kalaviju mojavosi. Ir čia jis įsigina 3 kartus, dievagojasi, nepažįstu jo. Ir pragydo gaidys ir priminė Petrui Jėzaus pranašystę. Dar gaidžiui nepragydus, 3 kartus įsižadėsi manęs. Čia pat viskas. Štai du Jėzaus mokiniai, Jėzaus bičiuliai, kurie išdavė jį, vienas vienaip, kitas kitaip. Galbūt vienas iš baimės, gelbėdamas savo kailį ar pasimetęs,
kitas godumo vedamas, ar dar kažkokių kitų išskaičiavimų, kokios motyvacijos pas mus. Ar mes neišduodam Jėzus, ypač kasdienybėje, mažuose dalykuose, mažuose kompromisuose. Ar mes išdrįstam prisipažinti kiekvienam sutiktam, kad Jėzus mano mokytojas. Ir džiaugiamės, kad galim tai paliudyti, ar slepiam darbovietėj, ką apie mane pagalvos. Nesipasakoju, kad sekmadienį bažnyčioje buvau, ką ten girdėjau, pasijuoks. Ar mes neišduodam jo gyvenimo kely? Kiek kartų mes darydami nuodėmę esam jį išdavę ir kiek kartų jis yra mums atleidęs. Ar mes labiau pamilome jį, kaip Petras, kurio Jėzus 3 kartus klausė, prisikėlęs: Petrai, ar myli mane labiau negu šitie? Ir pradžioj Petras, ko gero, daug negalvodamas sakė: taip, aš pati myliu pagal savo būdą, bet kodėl jis 3 kartą klausė ir Petras sukluso: tu žinai, viešpatie, kad tave myliu. Ir galbūt prisiminė savo išdavystę ir atleidimą. Ir žinodamas, ką dėl jo Jėzus padarė, jis jau jį myli labiau negu kiti. Kaip yra su manim? Ar aš esu įtikėjęs visą širdimi, kad Jėzus man atleido, man dovanojo, panaikino mano kaltę, paimdamas ant savęs mano kaltę ir atlikdamas bausmę už mane? Ar aš dėkingas jam? Ar mano gyvenimas priklauso jam? Ar aš atidaviau savo gyvenimą jam, kad nebe savo gyvenčiau, bet dėl to, kuris už mane numirė ir prisikėlė? Turim daug klausimų. Man bepigu pamokslauti uždavinėjant klausimus, provokuoti jūs. Bet kitas galbūt sakytų kategoriškai: turim daryti taip, turim galvoti taip, turim tą daryti, tokie būti. O aš keliu klausimus, kad mes patys ieškotume, melstumės, atpažintume ir sąmoningai, ne kaip banda, kuri nežino, kur eina ir kas ją veda, bet sąmoningai sektume Kristumi ir ieškotume to asmeninio ryšio, gilesnio asmeninio ryšio su Jėzumi, su savo atpirkėju ir išganytoju. Amen.